Būvį. Beje, Anthony Būvį kol kas po užvakar dienos varžybų yra vadinama Bolonijos ekipa. Tai savotiškai dramatiškos bei įtemptos finalo rungtynės. Saulius Štombergas iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Saulius Štombergas atidaro savo taškų sąskaitą. Ir štai Žalgirio komandos krepšininkai ir šios ekipos gerbėjai dabar vėl sveikina. Kasgi pirmasis prišoks prie šio kamulio ir su kamulio dabar jau Tajusas Sedni. Tikslus perdavimas Anthony Būviui ir pastarasis pelno 2 taškus akivaizdžiai per vėlai Lietuvos klubinė komanda. Prosinis. Liečia kamuolį Aurelijus Žukauskas, vėl puikus epizodas. Tai būtent tas krepšininkas, su kurio ne visada tikrai indėlį atspindi pelnyti taškai, tačiau dabar ir jis didina savo sąskaitą. Jis pirmauja Eurolygos finalo rungtynėse, sužaidus 7 minutės ir 40 sekundžių pirmajame kėlinyje sudėti baigos. Ednei 1-1 su Abio, perdavimas Mindaugui Žukauskui. 2 taškai ir pražanga Mindaugas Žukauskas. Fantastiškas šio krepšininko startas Eurolygos finale. Vos tik pasirodęs aikštelėje vietoj Sauliaus Štombergo. To jau drąsiai ir veržliai žaidžia Mindaugas Žukauskas. Ne tik pelno 2 taškus, tačiau ir priverčia prasižengti pirmą kartą Radoslavą Nesterovičių. Zidekui 3-3 Abio. Apsigina Žalgiris. Fantastiškai blokuoja varžovo metimą. Tajusas Anthony Būvi. 2 taškai, 19-13, Tajus Anthony Būvi. Iš 3 taškų zonos, 3 taškai, Anthony Būvi, 22-13. Ką išdai mažai žaidžia Kinder komandoje, Anthony Būvi. Dar vienas metimas. Ir šį kartą pavyksta Džordžui Zidekui, 20. Saulius Štombergas, Žukauskas ir Zidekos. Toks yra žalgiečių penketukas. Žukauskas. 3 taškai, Aurelijus Mindaugas Žukauskas dabar pelno 3 taškus ir štai Darius Maskoliūnas dabar stoja į 2 lygoje. Saulius Štombergas, galima žaisti toliau, vėl nepavyksta. Perima kamuolį Zidekas, pats veržiasi po krepšiu ir pelno 2 taškus. Džordžas Zidekas, Štombergas prie jo lipte prilipęs Antuanas Rigodo. 2 taškai ir pražanga. Saulius Štombergas dar kartą demonstruoja, jog yra nemažesnio ryškumo žvaigždinio lyderiai. Dabar jis pelno dar 2 taškus ir priverčia prasižengti antrąjį kartą Antuaną Rigodo. Žalgirio komanda vėl sėkmingai žingsniuoja Sedniai. Mindaugas Žukauskas iš 3 taškų zonos. Žukauskas 3 taškai. Mindaugas Žukauskas net ir ginčio apskritimo linija. Perima kamuolį Aurelijus Žukauskas ir štai suklysta net ir atrodytų krepšinė mašina. Predragas Danilovičius. Dainius Adomaitis dar 2 taškai. 42-20. Žalgirio krepšininkams Adomaitis iki pat galo veržiasi ir vėl sėkmingai ataką užbaigia Dainius Adomaitis. 45-30 po pirmojo kėlinio. Kauno Žalgiris aplink jį sustoja visi Žalgirio varžovai. Aurelijus Žukauskas. Taiklus metimas pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis ir Žukauskas.